Kai man buvo kokie 8 metai, buvo žiema. Ir to žiemoje nebuvo sniego. Ir sniegas žiemą man yra privalomas dalykas. Nėra žiemos be sniego. Tai aš ten tėčiui sakiau, tėti, man reikia sniego. Kur man gauti sniego? Tai tėtis sako, tai paprašom Dievo sniego. Mes atsiklaupėm, ten tvarkingai paprašėm ir kitą dieną kiemas buvo pilnas sniego. Jei Dievas taip va ir veiktų. Bet sekančią dieną sniegas nutirpo. Ir tada vėl tėčio klausiu, tai kaip čia dabar gaunasi. Bet jis pagalvojęs pasakė, kad tikriausiai kažkas paprašė, kad nebesnigtų. Tai gerai, kad Dievas šitaip neveikia. Jeigu visų žmonių prašymus tiesiog pildytų. Šakės. Tai aš dabar bandysiu papasakot, kaip radau tą tikrą Dievą. Ten visko kaltininką. Nesvarbu, dėl ko mes ten jo ieškom. Esmė, kad jis visada pastoviai slepiasi. Ir žiauriai užknisa tas, kad jis slepiasi. Ypač jei jo labai reikia. Tai man kažkuris mano pick-up line'as suveikė. Yra 2 Dovydai. Nes galvau sakysiu, kad Dievą žinojau visą gyvenimą, bet iš tikrųjų tai ne visą gyvenimą. Nes kažkur ties 6 metais supratau, kad kažkada mirsiu. Tai tas turbūt kažką pakeitė. Kiekvienas žmogus turbūt išgyvena tą suvokimą. Bet didžiausias klausimas, kurį aš noriu čia suprast, tai vapšė nesvarbu. Tas Dievas yra ar nėra. Koks realiai skirtumas. Žmonės amžius įrodymų ieško, ten visokių įkalčių. Tarsi įrodymai galėtų padėti ras žmogui ramybę. Ką pakeis tas, kad žmogus sužinos, kad Dievas tikrai yra. Pirmiausia, tai timtų laisvą valią, bet iš kitos pusės žiūrint, sakykime, sužino, kad kažkoks Jėzus tikrai ten buvo, pavyzdžiui, nuskrido į dangų gale gyvenimo. Ir aš čia žemėje, pavyzdžiui, nežinau, kokio velnio gyvenu. Bet jo, ten kažkada, Jėzus ten paėmė 10 žuvį ir padarė 10 žuvų. Ir kodėl man Dievas nepadaro 10 žuvų? Kodėl Dievas yra mane palikęs? Klausimas, realiai tai nėra žmogaus, ar tas Dievas yra. Bet labiau jau, jei tas Dievas yra, ar jis žino, kaip aš jaučiuosi. Ir ar jam rūpi, kaip aš jaučiuosi, svarbiausia. Ar jam rūpi mano dalykai. Ar gal tiesiog Dievas ten kabo visatui ir ant manęs mėto nelaimės. Tai dėl to sakau, yra 2 Dovydai. Vienas yra smėlio dėžės karalius, visas pasaulis jam po kojam, ir tada yra Dovydas, kuris supranta, kad yra kažkoks Dievas. Ir tas Dievas iš pradžių kažkoks galingas ir nematomas vienetas ten, kaip koks branduolinis spinduliuotė, ten galintis iškepti viską. Ką tas Dovydas apie Dievą žino, tai tik iš pasaulio ir iš kitų žmonių lūpų. Tai nežinau, kuris čia dabar Dovydas kalbės, bet nėra skirtumo. Daugumos žmonių pasakojimai apie Dievą prasideda ten, pavyzdžiui, ten mano močiutė kažkada vaikystėje, arba ten mano mama turėjo tokią maldaknygę. Aš tai irgi, originalas irgi pradėjau nuo tėčio. Bet realiai tai, pavyzdžiui, mano istoriją reikia pradėti nuo apkaso. Kai 19 metais per šauktinio tarnybą buvom miške, tai ten pirmą kartą per 4 tarnybos mėnesius buvau tyloj ir ramiai ir vienas. Galėjau pirmą kartą ramiai pasėdėti naktį ir be jokio reikalo. Ir kaip aš ten atsiradau tam apkase ir kodėl ten man buvo taip, kaip čia dabar pasakysiu, tai yra atskira istorija ir gal kitam kartui. Bet jo, tai aš tam apkase ten ašarojau, ten varvėjau kaip perlenkta kempinė. Ir Dieve, tai kur tu esi? Dabar sėdžiu, kur tu esi? Kodėl manęs iš čia niekaip neiškrapštai? Kodėl leidi man čia būt? Kokia viso šito prasmė? Ir ieškodamas mintim Dievo visam tam reikale, jaučiau rūpestį per šiltus ir žiauriai patogius rūbus. Iš būrio buvau vienintelis normaliai pasirūpinęs tuo reikalu. Ir man buvo ten sėdėti nepaprastai jauku, ton mano kuprinės. Bet buvo žiauriai liūdna ir žudančiai vieniša. Nes jaučiau iš esmės Dievą tai ne kaip jaukumo užtikrintai, bet kaip kažką, kuris paėmęs mane už sprando ir taso po purvą. Kartais ištraukia, kad atsikvėpčiau ir vėl tėškia atgal. Tai tam apkase buvo riba pirmą kartą, kai gyvenime nieko nebežinojau. Visą gyvenimą nuo kažko bėgau, turėjau kažkokį tikslą. Bet, pavyzdžiui, bėgau nuo mokyklos mušėjų, pavyzdžiui, nuo tuščių pamokų visokių. Iš gimnazijos bėgau į profesinę, kad
vis galvau, kad aš kažkur ne vietoj, kad jaučiau, kad mano potencialas gęsta, kad man reikia kažką iš savęs išspausti, kad laikas bėga ir dėl to jaučiu tokį įtampą, ten kažkas su manim negerai, aš esu nepilnas. Ir su tom pačiom mintim nuvariau į kariuomenę, nes ten iš manęs padarys vyrą. Tai ten nedaro vyrų, niekas ten yra mėsmalė. Tai, aišku, apie kariuomenę kalbam po kariuomenės filmukais. Tai nėra žodžių apibūdint, kaip aš tada gyvenau, išėjęs iš kariuomenės. Ten kažkada po to pradėjau iškart ir kurtos filmukus savo po pusmečio. Tai ten aš buvau merdintis organizmas. Ten filmukuose atrodžiau gyvas, bet iš tiesų tai aš norėjau nebebūt. Ten skautėjo absoliučiai viską. Ir kažkas buvo labai labai negerai. Ir Dievas visam šitam kažkur, nežinau kur, bet sako, kad jis geras ir gražus. Visada žinojau tai. Tai ir seniai vaikystėj ten buvau prilankęs visokių stovyklų, pavyzdžiui, kurios buvo statytos ant Dievo, kuriuose Dievas buvo kaip pagrindas. Ir šiaip gyvenime visokių ten žmonių sutikau, fainų, kurie vis kartais užsimindavo apie Dievą arba suprasdavai, kad tai yra susiję. Ir akivaizdu, kad visi gražūs dalykai kažkaip turi po savim Dievą. Ir į tuos dalykus ir norėjau su savo filmukais keliauti. Ten ne į tuos prisiminimus, ką prisiminiau, bet būtent į tų visų gerų dalykų šaltinį. Ant ko visi tie geri dalykai laikėsi. Tai tas dalykas buvo vienintelis, kuriuo tuo metu realiai ir gyvenau. Bet apie Dievą nespėjau sukurti absoliučiai jokio ten filmuko. Realiai, nes netikėtai realiai tik pradėjęs kurti tą turinį visą savo, sutikau bendramžių, kurie pažįsta Dievą. Tai aš niekada neturėjau stabilių draugų. Jei turėjau, visada jie dingo kažkur. Ten išskyrus kariuomeniai. Tai kaip sako, ten, kad galiu surasti draugysčių visam gyvenimui, tai tas galioja kariuomeniai. O dabar radau kažkokių dar draugų ir pažįstančių Dievą. Tai kaip nuostabu ir kaip negali blogai baigtis toks reikalas. Tai pasirodo, gali baigtis labai blogai. Tai čia ne vieta čia dabar pasakot, bet esmė tokia, kad kai šalia jaunimėlio nėra vyresnio asmens, kuris žinotų svarbius dalykus, tai gali nutikti labai blogų dalykų. Pasakysiu tik tiek, kad ten tiesiog buvo sugriauta mano realybė. Jei kariuomenė iš manęs atėmė kažkokį gyvenimo kryptį, sakykime, ir sugriovė dalykus, kuriuos galėčiau daryti, tiesiog paralyžiavo kažkiek. Tai šitas susitikimas su draugeliais mane pakasė po žemę. Nepakasė, išreiškiu, bet ir nieko ten ant jų versti negalima. Tiesiog visoje toj situacijai įvyko labai daug nesusipratimų. Ir tas visas incidentas yra labai susijęs su mano praeitu filmuku. Tai visko ten vyko labai daug ir esmė tame, kad po to nebežinau, kas yra kas, ką reiškia žodžiai ir kas po jais slepiasi. Pradėjau bijoti savęs. Kažkada gal po gerų metų naktį nuo kūną tampančio skausmo, šokau iš lovos tiesiog ir išbėgau basas į lauką. Kažkur gatvė ten ropojau, ten kilometrą gal kokį, kažkur griovį sugriuvau ir nežinau, kiek ten laiko pragulėjau. Negalėjau pasakyti nei vieno žodžio. Ir svarbiausia, negalėjau išgirsti nei vieno žodžio, nes visi man buvo melagiai. Ir ten buvo žiauriai blogai. Sunku yra žodžiais pasakot apie kančią, kai žodžiai yra varganas įrankis giliam bendravimui, ypač kai jau nėra jėgų aiškintis. Bet kiekvienas nešioja kažkokį skausmelį ar skausmelius ir jais pasinaudojant galima kažkiek labiau gaudytis, kur yra kitas žmogus. Tai čia nebandau įrodyti, kad aš kažkiek ten daugiausiai prisikentėjęs kažkoks ar dar kažkas, tiesiog dalinuosi savo dalykais. Ir gal kažkas per tai, kaip aš viską pasakoju, kažkiek gali atpažinti save. Tai trumpai tuometinio Dovydo situacijos aprašymas. Nebegaliu pasitikėti ne vienu žmogum, visi man yra primelavę, nieks manęs nepažįsta ir aš nieko nepažįstu. Bandžiau ieškoti gražių dalykų savarankiškai, bet matau, kad pats nieko nežinau. Viskas įkainu, sukuria mėšlą. Negaliu pasitikėti savimi. Reiškia, pats save skaudinu. Bet Dievas, kaip ten su tuo Dievu, tai iki šiol jis man yra davęs tik sniego, kai aš buvau 8 metų. Tai daugiau mes su juo kažkaip bendro turbūt ir nelabai turim. Žmonės kartais kaltina Dievą dėl dalykų, tai aš neturėjau dėl ko jį kaltinti kažkaip.
vieni kaltina Dievą dėl dalykų, aš kaltinau žmonės dėl dalykų. Tai čia mano bėda, gal bendrai turbūt paprastesnė kažkiek. Tai vat iš to kažkuriuo metu man atėjo tas suvokimas, kad Dieve, tai jeigu aš teisus ir tu tikrai nesikišai į mano gyvenimą, žiūrėjai į jį per atstumą, juokiaisi iš manęs, buvai neįsitraukęs į mano gyvenimą ir dar kažko lauki gal iš manęs, tai tu esi vienintelis, kuris manęs dar neišdavė. Vienintelis asmuo, kuris man nemelavai. Jeigu tai tiesa, tai aš tau sakau taip, kad ir ką man pasiūlysi, aš einu su tavim. Laukiu tavo žinutės. Ir noriu pažymėti, kad čia buvo toks labai garsus taip. Tai ne tai, kad aš miške išėjęs kažkur išrekiau, bet aš jį paleidau už savo giliausių sielos gelmių. Palikau savo norus, visas viltis už savęs. Išspaudžiau giliai, taip iš visų jėgų pasakiau. Taip. Ir greitai kažkokia žinutė atėjo. Labai sena pažįstama pakvietė į Šiluvą. Paeit kelis kilometrus link šventovės su grupelė piligrimų. Ir Šiluva yra vieta, kur prieš labai daug metų apsireiškė toks šventas ir žemėje dabar nevesantis žmogus. Šiaip tai esantis. Jis ten pasirodė ant lauko, ten skraidantis, neskraidantis. Marija tokia. Apie Šiluvą čia malau daugiau žodžių, tiesiog kad liktų ausyse kažkiek. Šiluva. Nes šitoj visoje istorijoje Šiluva bus labai svarbi. Tai aš nuvažiavau į tą Šiluvą ir mes paskui nuėjom tuos kelis kilometrus į tą Šiluvą. Susipažinau ten su vienu žmogum, kuris tuo metu irgi naktimis važinėjo dviračių po miškus ir bandė pamest iš minčių vieną melagį. Ir man buvo žiauriai liūdna. Kažkoks žiauriai liūdnas ilgesys. Nežinau, nei dėl ko, nei iš kur. Buvau ten tokioj bazilikoje. Ten toks barokinis grožis Šiluvoj. Ir siaubas, kaip ten viskas slogu. Galvoju, čia Dieve tikrai tavęs negali būti. Nes žmonės sako, kad tu artimas, kad tu kiekvieną pažįsti, kad tu pažįsti širdies gelmes. O čia aš visiškai nesijaučiu pažintas, nei suprastas ir aš čia jaučiuosi absoliučiai vienas. Bet čia akivaizdžiai mane pasikvietei. Ten buvo konkretus Dovydai važiuojam. Ir visai šalia to kvietimo buvo kitas kvietimas. Važiuojam į kalnus. Tai nesvarbu, kad šitie pakvietimai įvyksta per kitus žmonės, negriausinio balsu iš dangaus. Širdį jaučiau, kad čia atsiliepia tas, kurį pasikviečiau. Ir jis buvo mano vienintelis, paskutinė viltis. Tai nuvažiavomės į kalnus ir pamačiau, kad kalnai ten buvo visai nesmė. Nes grįždami vienai nakčiai likom tokioj vietoj panašioj į Šiluvą. Tik tai užsienį. Ir ten buvom mišiose, kur vos neapsivėmiau nuo visų paveikslų, vienuolių ir durnų veidų. Ir mes ten pernakvojom vieną naktį. Ir aš tą naktį susapnavau berniuką. Mačiau tą berniuką kaip savo sūnų, bet svarbiausia tai, kad aš jį labai norėjau apkabinti. Ten stipriai. Laikyti ir nepaleisti. Ir tada aš jį tiesiog sapne palikau. Iki to sapno savyje nebeturėjau nieko. Jau į niekur, iš niekur. Bet visada gyvenime norėjau būti tėtis. Ir tas sapnas kažką pas mane įžiebė. Griebė mano valtį už inkaro tvirtinimo vietos ir visą truktelėjo. Vos neiškritau. Ir supratau, kad visas tas dalykas gali būti susijęs su ta vieta, kur aš tai susapnavau. Ten buvo tokia šventa vieta. Ir grįžtant į Lietuvą važiavau jau nebe į nieką, bet į besidėliojančią logiką. Turiu pas jį grįžti. Jį pamačiau vietoj, nuo kurios esu atsiskyręs. Ir kad jį vėl pamatyčiau, kad vėl susitikčiau, reikia grįžti ir susitaikyti. Ir čia susitaikyti tai turiu omeny su bažnyčia. O tiksliau tai su pačiu Dievu. Per bažnyčią. Tai weird shit. Noriu kažką pasakyti apie šitą. Tai išpažintis yra toks įdomus dalykas. Ir tai nėra apie kažkokius jausmus ten arba mintis. Išpažintis yra apie sąmoningus pasirinkimus. Aš, pavyzdžiui, tuo metu buvau labai konkrečiai atmetęs bažnyčią, kaip Dievo įsteigtą organizmą. Tada dar netrodė, kad buvau kažkiek atmetęs ir Dievą, bet iš ties tai pasirodo, jį buvau pilnai ten atmetęs, bet tai trumpa analogija. Gyvenimas yra kaip traukinys, važiuojantis į šviesų rytojų. O aš esu kaip vagono atbrailos akmenukas. Tai ten nušoku nuo traukinio, tai vėl pasimušinėjęs užšoku ir vėl važiuoju toliau.
kartais pasiblaškęs vėl nušoku ir kol būnu nušokęs, kol dalsiu užšokti atgal, tol stoju, vis daužaus į akmenis po bėgiais. Ir judesį vėl pagaut galiu tik tai grįžęs ant traukinio. Tai traukinys yra bažnyčia. Tai tada buvau nušokęs gerus metus. Tai tada aš, aišku, negalvojau ten apie jokį traukinį, man tiesiog rūpėjo berniukas. Tai va, išpažinčiai geriausia vieta Lietuvoje yra tokia gailestingumo šventovė Vilniui. Geriausia dėl to, kad ten visada šilta, ten būti švenčiausias. Ir ten yra pati privačiausia klausykla pasaulyje. Su pilnom kambario durim ir net yra šviesoforas ten, kai tu įeini, tai jis užsidega raudonai ir kol galima užeiti, tai jis žaliai dega. Aš pasižiūrėjau internete, kad ten išpažinčių klauso nuo 4 iki 5 gal valandos, tai sėdau ant motociklo ir per vidurį laiko nuvažiavau. Bet šviesoforas ten nedegė. Ir aš nesupratau, kas čia vyksta. Tai žiūriu dangų ir pykstu. Galvoju, susitarėm. Galvoju, ir aš sakau, man reikia šiandien, aš neužmigsiu, man reikia šiandien susitaikyti. Ir labai tiesiogiai paprašiau Dievo, kad mane nuvestų ten, kur galėčiau su juo susitaikyti. Nuvesk mane ten, kur šiandien su tavim susitaikysiu. Ir pasitikėdamas pradėjau tyrinėti Vilniaus senamiestį, beli kur vaikščiot. Tai jūs neįsivaizduojat, kiek ten bažnyčių. Ten pradėjau visur landžiot ir ieškot, kur čia mano išpažinties paklausytų. Ir reta mirtis sostinė, nieko nėra, ten visur tuščia. Tai ir nežinau, po geros valandos gal visiškai pasiklydęs, nuleidęs galvą kažkur einu ir kažkoks žmogus ten prieina ir klausia manęs, ten sako, ar žinai, kaip nueiti iki šito, aš sakau, pats neįsivaizduoju, kur aš dabar esu. Ir pakeliu gal ir pažiūriu, kur aš išties dabar esu. Ir žiūriu, mano motociklas stovi, kurį pastačiau prie gailestingumo šventovės. Tai išdavikas, pasikvietė. Galvoju, tiesiog užeisiu šventovę trumpam, nusilenksiu švenčiausiam ir važiuosiu namo. Tai užeinu aš trumpam iš šventovę ten ir žiūriu, dega žalia šviesa. Tai va čia man yra stebuklas. Vienas iš nemažai. Paskui vienas svarbus dalykas apie išpažintį. Tai ten, ką tas kunigas pasako po išpažinties, nėra labai svarbu. Ten dažniausiai vis tiek varo pro šalį mūsų širdies. Bet čia yra esmė susitikimas su Dievu. Kunigas yra tik tarpininkas. Ir apskritai nuodėmės reikia sakyti ne kunigui, bet Dievui per kunigo ausis. Tai žodžiu, ten buvo palaimintas mano susitaikymas ir aš grįžau ant traukinio. Ir pradėjau važiuoti. Tai greitai ten buvo mano sekantis mano apsilankimas Šiluvoj. Šį kartą mane pakvietė pasavanoriauti su vaikais, kad jie ten ko nors nesugriautų, kol tėvai kultūrinosi. Ir ten buvo savaitgalis. Tai čia toks dar vienas kietas mano stebuklų aspektas. Kadangi ten buvo savaitgalis, tai aš turėjau vežtis ten dantų kapas. O jas aš nešioju per naktį dėl to, kad nesusilaužyčiau savo dantų, nes po kariuomenės labai pradėjau griežti dantim. Tai aš niekada neužmiegu be kapų. Niekada jų nepamirštu ir visada turiu prie savęs. Man brangiausias daiktas. Ir aš tą savaitgalį jas palikau Šiluvoj, grįždamas namo. Tai, sakau, sėdu aš ant motociklo vėl ir varau 150 km pasiimti, apie nieką negalvoju. Bet kai kas man tas kapas atvežė iki Kauno. Tai pirmiausia, tai nuėjome 200 km nuo kelionės ir pakvietė mane pasavanoriauti Šiluvos atlaiduose. Tai va, tokiom visokiom nesąmonėm ir durnais sutapimais pradėjo eiti mano metai pamažu. Vienas dalykas po kito. Tarsi einu kažkur ir matydamas tik vieną žingsnį į priekį ir kartais net nematydamas, tiesiog aklai kojas, tai vieną žingsnį, paskui tarsi pradeda šviestis kitas žingsnis. Ir per visą tą laiką einu su tuo savo žodžiu, kad sakau tau, Dieve, taip. Ir šalia to taip dar dabar eina dar didesnė viltis, kad kažkur gal sutiksiu tą berniuką, kurį palikau sapne. Per tą laiką kažkiek užsidirbau, tai viską praktiškai leidau atgal Dievo reikalam. Galima mano tą laiką įvardyti, stengiausi parodyti Dievui, kad aš jam neabejingas. Ir per tą laiką ten buvau stovyklose, visokiose piligrimystėse, apvažiavau pusę Europos turbūt, sutikau daugybę žmonių ir atsirado darbas ten su juo visokių dalykų fantastiškų. Galiausiai ten po kelių metų viso šito ėjimo nuvažiavau į Fatimą. Ir ten tokia pati Šiluva, tik Portugalijoje. Ir ten Marijos pėdos mažiau taušia. Ir dar kas ten yra, tai gražesnė architektūra. Bet tai kur tu, Dieve? Kiek tu mane
tampysi po visas šitas tuštybės. Nieko aš toj Fatimoj neradau, kaip ir visur kitur, per ką jau tuos metus. Tai ir jau biškiai pavargau tampytis po niekur. Ten radau toj Portugalijoj labai gražių akmenukų ir akmenų, galiausiai vandenyną radau, bet neradau nei Dievo, nei berniuko. Tai kur po galais tu, Dieve? Tas, apie kurį taip gražiai gieda, kuriam pastatė gražiausius pasaulio pastatus ir kuriuos akivaizdu, kad statė žmonės gavę kažkokį tai nepaprastai gilų pašaukimą. Ir ne tik pašaukimą pastatyti grožį, bet norintys tau patikti. Ir tavyje matantys savo prasmę. Tai kaip man tavyje rasti savo prasmę. Kur tu tas, kuris sakai, kad mane myli? Kodėl tu mane atmeti, kodėl išnaudoji, kodėl tyčiojasi? Ir svarbiausia, kur yra mano berniukas? Ir po to aš iš karto atsiradau psichoterapijoje. Patekau ten dėl to, kad jau nesveikai pradėjau griežti dantim. Mano minėtas kapas pradėjau naktim valgyti po vieną į savaitę. Ir kapų galima prigaminti kiek tu nori, bet kai sudroši žandikaulį, grieždamas tos dantis, jau žandikauliui nepadarys nieko. Ir aš per tą dalyką pamačiau, kad Dievas visgi ne visagalis. Ir Dievas negali manęs nuraminti. Turėjo pakankamai metų. Tai per dantis atsisėdau pas psichoterapeutą. Bet čia yra mano įrodymas, kad Dievas nebūtinai būna tik bažnyčios dalykuose. Aš ilgai buvau įsitikinęs, kad galiu rasti giliausią pasitenkinimą tik per dvasinės patirtis ir maldą. Kad žemiški dalykai ten kaip psichologas yra visai nepakeliui. Tai galima greitai rasti, iš kur toks mano nusistatymas kilo. Pradedant psichologiją iš kariuomenės, apie kurią beje jau kalbėjau prieš kelis metus, kuri man ten pati varė traumą per pirmą mūsų susitikimą. Ir nebaigiant psichologiją, kuri pasidarbavo atimdama mano draugę iš manęs. Tai psichoterapija ten ir biškai kitkas, bet kas yra vienoda, tai abu dalykai iš savęs vis dėlto neturi nieko bendra su Dievu. Bet šičia dabar grįžtant prie mano to giliausio pasitenkinimo, ko aš ieškojau, kas buvo man giliausias pasitenkinimas. Tai man tai buvo labai artimas santykis su mano kūrėju. Ten žemė pilna kitų dalykų, kurie gali atrodyti dar malonesni, kažkaip ir aš jais tikrai tikėjau, bet jie viens po kito prarado spalvas. Ir man liko vienintelis – ieškoti artimo santykio su mano viešpačiu. Ir negirdėtas dalykas, bet koks santykis yra pasmerktas, kai aš nepažįstu savęs. Nesvarbu, santykis žmogiškas ar dvasinis, kas šiaip yra tas pats. Ir joks šventas raštas negali padėti tau pažinti savęs. Gal negerai skamba, bet tai tiesa. Šventas raštas kalba apie Dievą ir apie tave santykyje su Dievu. Ten įvairiausiais būdais, bet apie tave patį. Turbūt ten yra vietų, kurias būtų galima pritempti kalbėjimui apie tave. Išrinkti tokį labai specifinį psichoterapijukės kursiuką iš švento rašto. Bet per tai save pažinti, kai tavo kasdienybė jau yra betvarkė ir triukšmas, bent jau kaip pas mane buvo. Tai susipažinti su savim per tokius dalykus kaip šventas raštas neįmanoma. Tu gauniesi per toli nuo to, ką skaitai. Tai tas pats galioja ir daugeliui dvasinės literatūros. Lysti į save aš nebepajėgiau. Ir aš galvau, kad pajėgiau. Ir galvau labai ilgai šitaip. Bet iš tikrųjų tai aš su savo giliais nagrinėjimais per save čiužinėjau ant savęs kaip ant užšalusios jūros. Ir ratais pusiauais aplink sukinėjau save ir nesuvokiu, kad po manim yra metrai presuoto ledo. Ir psichoterapijai aš sutikau berniuką. Ten antroji sesijai. Čia jau kalbu apie tą iš sapno. Ir aš supratau, kad žinau absoliučiai visus to berniuko jausmus. Ką tas berniukas jaučia. Niekada per kelis metus to berniuko vaikymusi, kaip greičiau ten pas jį grįžt, nepagalvojau, kaip jis ten jaučiasi, kurį palikau. Ir pasirodo, tas berniukas nebuvo niekas ar negimęs ten, ar kažkas aplinkui. Jis visą laiką sėdėjo pas mane viduj, visą gyvenimą. Įsikibęs kelio atitvarą ir laukia, kol aš prisiminsiu, kas esu. Aš buvau tas berniukas. Tai psichoterapija pramušė kažkokių gilių dalykų. Ir tada viena kapa atlaikė 2 mėnesį. Ir ten
pagal prognozes, pagal viską kokie 2-3 metai psichoterapijos ir gal būčiau aš ten pilnai nustojęs griežt visai. Bet savo laiku ten atėjo laikas tokiom rekolekcijom. Norėjau patekti į tą reikalą pusmečio anksčiau, bet tuo metu nebuvo vietų. O dabar ten užsiregistravau, tikriausiai kažkur net pirmas gal net. Nežinau, kaip aš ten užsiregistravau, tiesiog įvyko dalykas. Sakiau savo, kad psichoterapija bus paskutinis mano bandymas spręsti kažkokius dalykus. Bet iš tiesų tai savo chrome turėjau per patį vidurį žymų juostos, pusmetį turėjau nuorodai registraciją. Ir vis niekaip negalėjau jos kažkaip ištrinti, paslėpti. Tai kai atėjo laikas, Šiluvoj buvo sekančios rekolekcijos. Vėl Šiluvoj. Ir aš ten nuvažiavau. Ten žiema vėl buvo be sniego ir man sniego reikėjo. Ir Šiluva mane pasitiko su sniegu. Ir labai daug sniego. Labai gražaus. Ten snaigės buvo monetų dydžio. Po kelių dienų tas sniegas ištirpo. Ir ten buvo tokia malda prie kryžiaus. Kažkurį vakarą ten ant žemės padėjo kryžių su prikalta pusės suaugusio dydžio Jėzaus skulptūrėlė. Ten gražiai žvakutes sudegiojo ir aš prie jo pirmas prišokau. Fatimoj bazilikos sparnuose į arkas yra sudėtas kryžiaus kelias. Ten 12 stoty Jėzus miršta ant kryžiaus. Ir kai ten Fatimoj buvau, vis praeidamas ten užstrigau prie tos stoties kelis kartus. Su ja padaryta kažkaip daug gerų dalykų. Darė žmogus suprantantis, ką daro. Nenoriu čia dabar nagrinėti detalių, atrodys kaip tuščia analizė. Aš čia tiesiog pirmą kartą pajaučiau skausmą. Ir ne protu suvokiau skausmą, bet pajaučiau. Giliai. Ne savo skausmą, bet kito. Labai įkyriai pardavinėjamas yra Jėzus tas nukryžiavimas ir nuplakimas. Tarsi tai būtų viskas, per ką esam išgelbėti. Pats nuostabiausias, gražiausias dalykas pasaulyje. Tik kaip aš galiu jaustis išgelbėtas per tokią kančią, kai šita kančia man niekaip nenusveria mano paties kančios. Kai aš pats geriau jau būčiau prikaltas po velnių ir greičiau palaidotas. Jėzau, tu sėkmingas niekšelė. Kelias dienas pakentėjai ir buvai prikeltas. Noriu, kad tavęs gailėčiau. Kaip maldos lapelis. Ir liepė ten viską jam išsakiau. Ir tada reikėjo klausytis Jėzaus. Ir tada aš išgirdau. Aš tave myliu. O tada išgirdau. Man skauda. Ir tada aš prisiminiau, kad fizinis skausmas yra absoliučiai nepalyginamas su dvasinė kančia. Ir tada iš kažkur man grįžo paskutiniai Jėzaus žodžiai. Tėti, kodėl mane apleidai? Lygiai tie patys žodžiai, kuriuos aš prie Jėzaus atsinešiau. Ir tada man viskas pasidarė aišku. Viskas sukrito į savo vietas. Nebuvo klausimo, kurio negalėčiau savo atsakyti. Kaip dabar jau aš galiu suprasti tavo kančią, Jėzau, jei aš galėjau ateiti pas tave, bet tu jau nebeturėjai kur eiti. Ačiū, kad galiu pakentėti kartu. Tam padėkoti nesugalvojau, žodžiai patys ant liežuvio užlipo. Aš visada žinojau, kad tiesiausias kelias pas Dievą yra per skausmą. Tik žinojimas akivaizdu ir iš mano pasakojimo, kad yra tuščias dalykas, be realaus to žinojimo išgyvenimo. Nesinori dar kažko čia daug pridėti, bet toks svarbus dalykas, kad medinis kryžius ant žemės ir molinė figūrėlė prikalta prie jo, tai buvo simbolis. Priminti apie Jėzų, kurio kape šiaip jau tai nebėra. Ir aš pakėlęs akis iškart ir pamačiau raudoną švieselę, žypsinčią ir sakančią: sveikas, aš čia, man viskas gerai. Tiesiog pabaigai žinote, kad kryžius nėra amžinas, kad yra naujo gyvenimo pažadas. Ir kartu ant kryžiaus pakabėjus, gal ir į tą gyvenimą galima patekti. Dievas nėra melagis, tiesiog aš jį mačiau per savo patirčių filtrą, per savo tėvus, per visus žmonės, kurie man apie jį kalbėjo. Ir nėra taip, kad mano tėvai ir visi tie žmonės yra kažkaip ypatingai blogi arba išvis blogi. Jie tiesiog netobuli. Kaip ir aš netobulas,
Ir kai mūsų netobulumai susitinka, kartais labai skauda. Bet Dievas yra tobulas.